vienas dalykas, į kurį reikia žinoti, kai mes turime jau darbų hierarchiją, mes galim tą hierarchiją įjungti arba išjungti. Ir pasižiūrim ant Viva Alekso projekto. Reiškia, dabar mes matome viską. Mes matome ir darbus, ir gairės, ir hierarchinius pavadinimus. Vat, pavyzdžiui, šitų darbų paketo pavadinimas. Ir čia konkretus darbai, iš ko tas paketas sudarytas. Bet bus atveju, kai mes norėsime matyti tik tai darbus. Tai tam, kad matyti tik tai darbus ir kad nerodytų visų šitų kepurių, format skirtukė yra summary task. Bet visa ta šitie hierarchija, jinai yra summary taskas vadinasi. Ir jeigu aš ją nuimu, pas mane lieka tik tai darbai. Matot, kepurių niekur nebeliko. Reiškia, tiesiog darbai, ištisiniai darbai. Ir jeigu aš uždedu summary task, jis grąžina vėl į hierarchinę struktūrą. Ja? Aš galiu hierarchinę struktūrą lyg tai panaikinti, ištrinti laikinai ir galiu vėl įjungti. Tai tiesiog su hierarchinė struktūra, kai yra pažymėta, kai atžymime be hierarchinės struktūros. Tiesiog tik tai užduotis yra išvardinamos.